Skaičiuojame paskutinės kalendorinio rudens dienas. Lauke mus kasdien užklumpanti drėgmė ir šaltis sukuria puikias sąlygas daugintis virusams ir bakterijoms, o jei imunitetas ir taip nėra stiprus, iš karto kabinasi peršalimo ligos. Rudens sezonu, kada atšąla žemesnė oro temperatūra, vėjas, lietus, visa tai tokie faktoriai, kurie skatina susirgti, tai yra mažina organizmo atsparumą. Dažnai vadiname peršalimo ligomis, tai liaudiškai. Taip, tokių lygų nėra. Tai yra tik tai faktoriai, galbūt pavadintume rudens sezono lygos. Prisipažinkime, dažnai imame nerimauti, kai darbe ima čiaudėti, sloguoti greta sėdintis kolega ar kai prastai pasijunta vienas iš šeimos narių. Tada staiga prisimename, reikia stiprinti imunitetą, kad aplinkoje esantys virusai ir bakterijos netaptų negalavimo kaltininkais. Vienas iš variantų – homeopatiniai preparatai. Tai galėtų panaudoti visa šeima, jeigu aplinkoje paplitusi kažkokia infekcija, kažkas jau pradeda sirgti darbovietėje ar šeimoje. Homeopatinės priemonės renkasi žmonės, žinantys apie tokių medikamentų veikimo principą ir neskubantys iš karto vartoti stiprių cheminių preparatų. Tai pastebi ir vaistininkai. Mūsų vaistinėje homeopatiniai preparatai tikrai yra labai populiarūs. Dažniausiai ateina žmogus tas, kuris jau žino, kad nori vartoti būtent homeopatinį vaistą. Tai yra tiek mažiukam vaikučiam, mamytės besilaukiančios, maitinančios mamytės. Taip pat žmonės, kurie nenori slopinti peršalimo simptomų, o tiesiog skatinti imunitetą. Tie pasirenka būtent homeopatinius vaistus peršalimui gydyti. Jeigu pradėsime vartoti pačioje susirgimo pradžioje, jo veiklumas labai ženklus. Ir tik tai lėtinėms lygoms homeopatiniai preparatai turi praeiti ilgesnis laiko tarpas, kad pasireikštų jų poveikis ir jie padėtų galimai. O ūmiu atveju susirgimo labai svarbu, kad pradėti kuo anksčiau su pirmaisiais požymiais ligos ir tuomet galima sustabdyti virusų dauginimąsi ir pakelti organizmo imunitetą, atsparumą. Pajutus pirmuosius negalavimo simptomus, čiaudulį, perštėjimą gerklėje, pradėjus varvėti nosiai ar atsiradus šaltkrėčiui, homeopatinį preparatą reikėtų turėti čia pat po ranka. Būtų labai gerai iš karto pradėti naudoti ir tokiu atveju siūlytume naudoti žymiai dažniau. Tiesiog imti kas valandą. Peršalimo ligoms gydyti skirti homeopatiniai preparatai stabdo virusų dauginimąsi ir stiprina organizmo atsparumą, kitaip tariant, imunitetą. Tyrimais yra nustatyta, kad nesvarbu kokia infekcija virusinė, kokio tipo gripas, ar A, ar B, ar paukščių, ar kiaulių, netgi herbitinė infekcija visuomet turi poveikį ir stabdo virusų dauginimąsi. Skatina susidaryti baltymui organizme, interferonui, kuris, kai patenka virusas į organizmą, tuomet apsauginė organizmo reakcija įvyksta, tuo pačiu apsauginė reakcija didesnė, stipresnis imunitetas. Daugiau informacijos apie homeopatinių preparatų vartojimą galima rasti interneto svetainėje sveikivaikai.lt. O palinkėti visiems pirmiausia reikėtų stipraus imuniteto.